Sveiki gyvi, BaseQ 17 pamoka vėl, bet paskutinė jos dalis. Šiandieną pagaliau baigsime ją galutinai. Iš dalies mes ją jau baigėme, tačiau liko tokia smulkmena kaip erorai. Kad neapsijuokti prieš kitus, kaip jau minėjau, reikės išspręsti juos ir kad programa būtų labiau draugiškesnė mums ir vietoj baisių erorų išmestos tiesiog perspėjimą. Šiandieną naudosime naują sąlygą, naują išmoksime, tai būtų try except. Tiesiog aš ją kai rašysiu, aš ir paaiškinsiu, ką jin reiškia. Hacks that fog, remove that box, exploit a hole in the Firefox. Hacking is about bringing in. Prieš mūsų akis išbaigta iki galo mūsų programa skaičiuotuvas, tačiau dar viena smulkmena erorai. Kas tie erorai? Gerai, aš jums parodysiu. Tarkime, aš įvedu skaičių 47t ir noriu iš jo atimti, tarkim, 7. Kadangi aš įvežiau t, o tai nėra skaičius, programa automatiškai išmeta kažkokį tai erorą. Spaudžiu continue, antras eroras. Ok, spaudžiu cancel ir automatiškai programa užsidarė. Ir aš taip ir nesužinojau atsakymą. Jeigu, tarkime, paleisim dabar ją tiesiai iš mūsų aplankalo, ne per Lazarusą. Ir įvesim tos pačius skaičius. Vėlgi pamatysime tą patį reikalą. Tą patį negražų erorą. Šį kartą paspausiu OK. Na ir programa automatiškai leidžia ištaisyti, jeigu mes suprantame, ką blogai padarėme, ir suskaičiuoti. Žinoma, galime padaryti dar vieną dalyką. 47 padalinti iš 0, o toks sprendinys, kiek žinau, neįmanomas. Ir vėlgi skaičiuojant tą patį nesąmonę. Kad taip nebūtų, mums tiesiog reikia pasirašyti būtent try except sąlygą. Tvarkoje, grįžtame į mūsų įvesties kodą, susirandame pačią pagrindinę procedūrą, prie kurios mes dirbame, ir tiesiog po begin spaudžiame enter ir įvedame try. Tuomet show message eilutės gale padedame pelytę ženkliuką ir spaudžiame enter. Tuomet rašome accept, vėl enter ir parašome show message. Ir tarkime klaidingai ne. Pasitikrinkite, ar teisingai suvesti skaičiai. Va tai va. Mums nereikia šitų dviejų reikaliukų. Paliekame tik du endus paskutinius. Šitas būtų uždaryti try sąlygą, o šitas uždaryti visą procedūrą. Na ir galime pabandyti. Spaudžiame run build all. Kaip rašo successful build, einame mūsų programytę ir ją paleidžiame. Na ir bandome sudėti. Kem 7t. Atimti tai yra. Nesvarbu, galim sudėti, skirtumo neturi. Na va, vietoj baisaus eroro mums išmetė pasitikrinkite, ar teisingai suvesti skaičiai. Aš pasitikrinu, įvežiau tai. Ištrinu skaičiuoti ir pasako atsakymą. Pasako. Surėkė. Parašo atsakymą. Bet vėlgi mes pamatę šitą reikalą galim pagalvoti, o kur aš čia, ką aš čia blogai padariau. Taigi, ką aš dabar norėčiau dar parodyti, tai kad ta lentelė, kuri pasako, kad kažką blogai padarėme, gali netgi parodyti būtent, kur mes kažką blogai padarėme. Taigi, vėl grįžtame į mūsų įvesties kodą. Pamiršau dar, aišku, paaiškinti tas try ir accept, ką jie reiškia. Taigi, try tai būtų programa bando visą šitą mūsų sąlygą padaryti. Ir jeigu koks nors exceptionas būna, exceptionas lietuviškai kažkas išskirtinio, negu turim nuo try iki exception parašymo.
net nežinau, kaip išversti lietuvių kalbą. Tuomet tai daro būtent šitą sąlygą. Tai mūsų atveju parodo mums lentelę. Gerai, dabar mums reikėtų po except paspaus enter ir dar dasirašyti kai ką. Tai būtų on. Exception reikėtų priskirti kažkokį kintamai, na, tarkim, tebūnė tai būna exception. Tai on dvitaškis exception, taip ir prašom, do. Ir tiesiog tada einame į mūsų skliaustelius, kur yra mūsų žinutė, ir rašome e.message plus mūsų. Tai būtų taip. E.message tai būtų mūsų kintamasis exception, tai būtent tas exceptionas, kuris priverčia mums parašyti tą žinutę, tai tarkim erroras. Būtent tas exceptionas ir exceptional message. Tai būtų būtent, kad parodo, koks tas exceptionas konkrečiai ir plus mūsų parašyta žinutė. Na gerai, kaip tai atrodytų? Spaudžiam run build all. Kai parašo, kad successful build mūsų programėlė. Bandome paleisti. Ir vedame, galim tą patį vėl. Sakiau, galim sudėti, ir sudedam. Plus 7 ir skaičiuoti. Ir būtent parašo 47T, būtent kur yra klaida, is an invalidas, invalid float. Aišku, aš čia tarpelio nepadėjau, kad jį ištaisyti šitą klaidelę, mums reikėtų grįžti mūsų tekstą ir tiesiog čia įdėti tarpą. Vėlgi, run, build all. Gerai, mūsų programėlės subildino. Vėl leidžiame ir, tarkim dabar su dalyba vėl. 4 dalinti iš 0. Iš 0 žinoma, nieks nesidalina. Ir vėlgi parašo division by 0, tai yra dalyba iš 0. Čia yra klaida. Pasitikrinkite, ar teisingai suvesti skaičiai. Aišku, daug gražiau būtų, jeigu programa lietuviškai parašyta, kur bėda ir panašiai, bet, yra kaip yra. Taigi sveikinu, pagaliau sukūrus skaičiuotuvą ir galutinai jį sutvarkius. Dabar galite parodyti bet kam ir niekas neturės teisės prisiknysti, nes tai bus jūsų darbas, jūsų rankų darbas ir jis tikrai apskaičiuos visokias sumas. Dar vienas dalykas. Daugelis iš tikrųjų iš jūsų man rašėte, kodėl jūsų saitas dabar pradėjo atsilikinėti. Anksčiau su kiekviena pamoka buvo galima iš karto gauti įvesties kodą, pavyzdžiui. Aš čia tik pavyzdį duodu, nes ten įvairiai jūs man rašėte. O dabar jau kelinta diena nėra būtent šitos 17 pamokos įvesties kodų. Dėl to, kad laukiu, kol grinai padarysime pilną programą ir įdėsiu visą kodą, negu dėsiu jį dalimis. Čia vienas variantas. O antras variantas, aš esu atsakingas už video kūrimą, už pamokų darymą ir jūsų mokymą, ne? O tinklapis yra visai kitas reikalas ir jisai priklauso Domantui, ne man. Kaip su juo susisiekti, tiesiog nueikite į mūsų tinklapį ir paspausite info. Čia tam besivartančiam reklaminiam skyne. Ir tiesiog čia yra jo Skype'as. Parašykite jam Skype'ą ir kas liečia tinklapį, rašykite jam ir klauskite jo, ne manęs.